Taip. Ką dar dėsim? Toliau dėsim mes į aukcioną šitokį fainą japoniuką. Japoniukas negalastas, dirbęs, bet palyginus gana labai gero stovio. Rankena yra raudonmedis, bet ją reikėtų atsišlifuoti. 3 sluoksnių plienas. Matote? Čia greičiausiai centras bus. Taip galėčiau spėti, mato negalandės nepasakysiu, bet greičiausiai galėčiau spėti, kad tai bus Shirogami arba Ginsam. Na, ten sidabras 3 skaitas išvertas toks Silver 3 plienas. Plienas yra be galo kietas. Kaip matome, plienas lūžinėjęs. Sakykime, nuo naudojimo plienas yra lūžinėjęs. Šiaip, aišku, žiauriai geras peilis, kada lūžinėja, o ne išsivaipo ašmenis, bet padarius geometriją normalią ašmenų ir profesionaliai pagalandus, kosminis antokų peilis. Šiaip DPS ir Gold daugiausia būna DPS ant peilių arba Gold. Tai jau labai rimti, o čia kartu ir DPS ir Gold. Tai čia superinis. Lengvumas, kam reikia. Va, kelis gramus sveriančio peilio ir kokybiško. Drąsiai statykit, laimėkit. Na čia tokie peiliai, kai sakau, paprasti, bet kokybė jų paprastume. Ir, superiniai. Statykit, įsigykit, jeigu reikia profesionaliai galite užsakyti papildomai galandinimą ir turėsit peiliuką visam gyvenimui. Iki.